Esame Šalčininkų patikros punkte, o šalia jo yra įsikūrusi štai tokia motorolerių stovėjimo aikštelė. Baltarusiai nuo pernai metų negali patekti į Lietuvą nei pėsčiomis, nei su dviračiu, nei su automobiliais, kurie turi baltarusiškus numerius. Tačiau atėję į šią aikštelę jie gali pasimti motorolerį ir per pasienio patikros пункта patekti į Baltarusiją. Сейчас в Колейку поеду, из Колейки домой. В выходные дома побуду, потом назад на работу. С моторолером поедете? Да. Krovininio automobilio vairuotojų Lietuvoje dirbantis Aleksandras atvirai pasakojo, kad su motoroleriu kirsti Lietuvos-Baltarusijos pasienį ir greičiau ir pigiau. Mat laikyti motorolerį šioje aikštelėje per mėnesį kainuoja vos 30 €. Mažiau atsieina ir dviratės transporto priemonės draudimas. O štai kitas baltarusis aiškina, kad su motoroleriu ne taip patogu kaip su automobiliu, bet visgi greičiau. Andrėjus kerta Lietuvos-Baltarusijos pasienį su motoroleriu ir persėda į automobilį paliktą Baltarusijos pusėje. Į Lietuvą grįžta taipogi su motoroleriu ir tada jau važinėjasi su automobiliu lietuviškais numeriais. Ir taip jau kone pusmetį. Полгода почти. Полгода, так и зимой ездили? Да. Nuo pernai metų kovo Baltarusijos piliečiams valdžia uždraudė kirsti Lietuvos sieną tiek pėsčiomis, perminti dviračiu ar įvažiuoti automobiliu su baltarusiškais numeriais. Tiesa, išskyrus atvejus, kai Baltarusijos gyventojai turi leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje. Jie į šalį gali patekti priklausančių jiems automobiliu. Įsigaliojus šiam draudimui, Baltarusiai rado kitą būdą, kaip patekti į Lietuvą. Atsirado nauja tendencija – motoroleriai, kurie nepatenka į sankcijas ir tokiu būdu teisėtai jie iš principo kerta valstybės sieną. Baltarusiški motoroleriai Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, pasak pareigūno, tampa vis populiaresni. Uždraudėm pėsčiuosius ir dviratininkus, atsirado, bet tai buvo pavieniai daugiau atvejai. Dabar, sakykime taip, ta tendencija augimo matoma. Bet pastarosiomis savaitėmis aš matau, kad per parą į šalį atvyksta apie iki 50 motorolerių. Baltarusiškų motorolerių vairuotojai, pasak pareigūno, pasienyje neturi jokių privilegijų. Jiems taikoma standartinė patikros procedūra, kaip ir kitoms transporto priemonėms norinčiams įvažiuoti ar išvažiuoti iš Lietuvos. Baltarusiški motoroleriai taip pat atitinka visus techninius ir kelių taisyklių reikalavimus. Pareigūnas pastebi, kad baltarusiai po žiemos netgi padangas pasikeitė į universales. Tiesa, matyt, tai įeina į motorolerio nuomos kainą. Neoficialiais duomenimis vyksta dalinimasis tom transporto priemonėm. Ir aišku, tai tas dalinimasis neužveltai, o už atlygį. Net yra ir vadinamos ir sumos. Apie 20-50 € paslauga. Tik kažkodėl nei vienas TV3 žinių kalbintas baltarusis neprisipažino, kad motoroleriai jiems nepriklauso, dievagojasi, kad jų. Мой собственный. Это ваш или вы снимаете? Нет, свой. O kodėl baltarusiai negali kirsti sienos pėsčiomis, bet gali ją pervažiuoti motoroleriu, negali paaiškinti ir Seimo nariai? Aš negaliu pasakyti, kodėl buvo priimtas tas įstatymas, bet žinau, dėl ko dviračiais neleidžiama. Iš principo, kad jie užlindinėja tą sieną, bendrą tvarką, tai tiesiog yra tokia tvarka, yra kokia yra. Tačiau tokį tvarkai paaiškinimą turi apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Anot jo, tai yra talkinimas Baltarusijos saugumo tarnyboms. Be jokios patikros prisileidom 70 ar kiek ten tūkstančių Baltarusijos piliečių, tai yra žmonių, kurie akivaizdžiai buvo priešiškos mums valstybės piliečiai ir daugelis jų, matyt, yra mažiausiai lojalūs Baltarusijos režimui. Tai mes susikūrėm didžiulę problemą dabar. Anot Laurinavičiaus, negana to, kad mes baltarusius įsileidom į Lietuvą, leidžiam jiems ir važinėtis kur nori. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad situaciją pasienyje pareigūnai stebi ir kontroliuoja, o kaip bus ateityje, neaišku.